Ar gerai? Gerai! Sveiki, mėlieji. Su jumis, kaip ir kiekvieną gražų penktadienį, Žiburio žinios. Gaila, bet šią savaitę žinias vesiu aš viena, nes mano mielas kolega Daumantas susipaškudino koją, tad Daumantai sveik. Ir žinias šią savaitę pradėsime nuo eilinio varguolio Edvardo reportažo, tad pažiūrėkime. Lapkričio 17-21 dienomis mūsų gimnazijoje vyks matematikų savaitė. Kaip kilo mintis organizuoti šią matematikų savaitę? Mintis kilo tai jau gana senokai, prieš keletą metų, o mintis atsirado todėl, kad norime, kad mūsų mokyklos mokiniai mylėtų matematiką, kad būtų kūrybingi, kad domėtųsi matematika. O kiek jau metų tiksliai organizuojama ši šventė? Be pertraukų jau kokie 5 metai. Gal galėtumėte papasakoti, kokie trumpai renginiai vyks per minint šią šventę? Tai šventė, sakai, būna tai šventė, bet tai bus labai rimto darbo savaitė. Kiekvieną dieną bus kas nors susijęs su matematika. Vyks olimpiados visų klasių mokiniam. Net 60 mokyklos mūsų mokinukų, tai yra pirmokų ir antrokų, dalyvaus tokių matematinių uždavinių sprendime, kurį organizuoja Nacionalinis egzaminų centras. Ne matematikams, mokytojams antradienį organizuosime matematinį testą, kad mokytojai pasižiūrėtų, kiek jie prisimena matematiką, kiek yra kūrybingi, kiek sąmoningi. Na, o kuriems olimpiadui geriausiai seksis, tai kitą savaitę, 27 dieną, mokykloje vyks apskrities konkursas ir geriausiai, kuriems geriausiai pasiseks, dalyvaus šitam konkurse. Tai ačiū labai jums už interviu. Pažiūrėkime, ką įdomu šią savaitę paruošė mūsų linksmiausia ir mėgstamiausia rubrika Klausimėliai. Kas yra apciugas? Kas toksai? Apciugas. Apciugas? Lentiugas. Čia kaip lentiugas kažkoks. Tai gal senoviš kažkoksai apsiaustas? Nežinau. Ne, čia reiškia šunės. Ratas. Mašinos varikliai ten to tik dalis. Apvalus ir jisai sukasi. Dabar pakalbinsime kandidatą į gimnazijos mokinių prezidentą. Postą. Ai, tu žinai, ne? Čia yra tokia apsaugos priemonė, kai tu nori nusičiaudyti nuo apčiai, tai apcių. Ir tada ilgas kaip lenciūgas ir apsauga, tipo, apsaugo nuo to. Aš esu paskendus anglų kalboj, dabar nežinau. Žemės darbams, ne? Su mokslu kažkas. Mokyklos akvariumas šiuo metu džiaugiasi naujom žaliuzėm. Pasigrožėkime ir mes. Paklausk, nors, kad žinau, kad atrodyčiau protinga. Gerai. Kokią funkciją atlieka burnos ertmė? Ką ten padaro su vilgo maistą ir su smulkina maistą? Jos kažko kito klausit, gal galit mūsų ir kito nors kito paklausti? Tikrai nežinau. Su kažkokiu etnokultūriniu aprangos elementu asocijuojasi. Replys. Čia apsiūtas daiktas kažkoks kaip, ne? Tai čia gal... Bandyk spėk dar kartą. Kai yra iš X-menų tas, kur su akiniais, tai čia tie akiniai gal, tie, kur šaudo ugnim. Apyvokos reikmuo kaime. Koks, tarkim? Kažkas su arkliais. Apciugas. Kažkas su lietuvių kalba susiję. Arba anglų. Kaip gali būti anglų? Anglų? Šią savaitę žiniose tiek. Komercinis pasiūlymas nuo mano kolegos Daumanto. Žiūrėkit, kur šokinėjat, nes išsisuksit koją. Gerą savaitgalį. Ar gerai? Gerai! Oi, gerai! Netyčia. Bet aš susimaišysiu N kartų. Aš galiu į save žiūrėti? Norit žvaigždės pabūt? Na, jau? Važiuoju?